Vau, koks monstras plaukė nuo Sidnėjaus operos, pasižiūrėkit. Bet šiaip labai daug Sidnėjų sportuojančių žmonių, be galo daug, tiek mergų, tiek bernų, ta prasme, tiek, beleko. Ir visi laksto apie Sidnėjaus operą. Kažkokia nauja mada. O čia šiek tiek palipus ant kalniuko, prašau, kokie vaizdai. Dieve mano, dieve mano. Laukiu dabar, kada saulė dar nusileis visiškai galtinai už horizonto, arba tiksliau sakant, už tų Sidnėjaus dangoraižių va. Ir tada Sidnėjaus opera paprastai nusidažo, arba kitaip pasakant, yra nušviečiama įvairiom spalvom. Ir dabar po žudynių Paryžiuje, jau turbūt visi matėt ir žinot, kai kokia pusė, 2/3 Facebooko nusidažė visi savo profilius Paryžiaus vėliavos spalvomis. Aš to nepadariau tikrai. Ne dėl to, kad aš remčiau teroristų, bet paprasčiausiai aš nemėgstu to, kas yra masiška. Va. Ir dabar Sidnėjaus miesto valdžia nusprendė operą, kaip aš mačiau per žinias Dubajuje būdamas, irgi apšviesti Prancūzijos vėliavos spalvomis. Tai yra mėlyna, balta, raudona. Vien iš pagarbos, ta prasme, Prancūzijai ir ją ištikusiai tragedijai. Tai vat bus labai dabar, tai buvo šeštadienį, dabar mes turime antradienį. Tai vat bus labai įdomu pasižiūrėti, ar dar bus Sidnėjaus opera apšviesta Paryžiaus vėliavos spalvomis. Tai sužinosime po kokios, valandos.